Sveikačiai, senai filmavau vlogą, tai nepykit, pamiršau iš vis kaip filmuot vlogus. Bet šiandien, manau, iš pavadinimo supratot, kad bus savaitė su manimi, nes man 20 sueina, tai šiandien pradedu savaitės filmavimą, nors šiandien antradienis, ne pirmadienis, bet taip jau išėjo. Švęsiu savo gimtadienį ir noriu parodyti, ką nuveikiau ir ką nuveiksiu. Jo, rytoj yra tikroji gimtadienio diena, vasario 7. Tai trečiadienis nebus ta šventimo diena, bet tiek tai yra mano gimimo diena, tai kažkaip vis tiek paminėsim, susitiksiu su draugais. Kadangi pirmi metai, kada aš savo gimtadienį švęsiu atskirai nuo savo šeimos, nes dabar jau gyvenu Vilniui ir savaitgalį tik susimatysiu su savo šeima, tai vis galvojau, ką aš galėčiau savo pasidovanoti, kaip kitaip paminėti šitą gimtadienį, vis tiek jubiliejus 20, labai daug svarsčiau galbūt pasidaryti tą dieną tik savo, nes tai yra mano šventė ir aš turėčiau tą dieną paminėti kaip tiesiog, kad esu dėkinga, kad esu čia ir esu Dievui dėkinga, kad aš esu vis dar čia ir einu per šitą gyvenimą ir panašiai. Ir vis tiek galvojau, kaip čia galiu paminėti, kaip kad galėčiau atsiminti kažkokį highlightą gimtadienio. Tai nežinau, kas žiūrėjot, nežiūrėjot mano 18 gimtadienio video, kai filmavau. Žodžiu, realiai tą progą aš pasidariau 18 gimtadienio progą pasidariau šitą tatuiruotę Memento Mori ir man tiesiog kaip highlightas, kad va čia 18 gimtadienio proga yra ir taip toliau. Tai šiais metais aš sugalvojau, kad aš noriu kažko tokio, nes 19 gimtadienio aš kažkaip net man atrodo nefilmavau, panašiai toks buvo labai paprastas. O dabar aš užsinorėjau bambos auskaro. Tai paskutinį kartą mano bamba yra be auskaro. Aš žinau, kad aš žinau, kad aš nesu kažkoks liekniausias pasaulio žmogus. Ir žinau, kad yra nuomonė susidarys, kad bambos auskarą galima turėti tik tai, kai tavo pilvas yra plokščiausias iš visų galimų. Bet tai yra kažkokių tai žmonių nuomonė, mano nuomonė, kas tik nori, tas gali turėti. Aš nusprendžiau, kad aš jau noriu, nes senai apie tai galvojau. Ir mane lydės Kornelija, mano viena geriausių draugių, nes ji irgi turi bambos auskarą ir šiaip man reikia palaikymo komandos ir noriu su draugais susitikti, tai ji prisijungs per šitą video. Tai va, šiandienos tokie reikalai ir bus. Tai auskaro prasivėrimas ir vakare visos 4 draugės, Patricija, Viltė, Kornelija ir aš, pasidarysim fotosesiją kartu. Tai bus toks mergaičių vakaras vakare, fotosesija ir panašiai. Rytoj nebus ta šventimo diena, manau savaitgalis bus nieko kažkokio konkretaus, aš nesu susiplanavus, bus ekspromtu. Reiks dar palaukti to šventimo, o rytoj bus tokia ramesnė diena. Kadangi bambos vėrimui reikia, kad pilvas būtų atviras ir šiaip visam gijimo procesui, kad reikia. Ir šiandien mano outfitas bus toks labai faini treningiukai patogus. Nežinau, man jie tikrai žiauriai patinka ir žodžiu, šiaip parašykit, aš tikrai galėsiu, manau, padokumentuoti savo auskaro šitą gijimą, nes tiek, kai žinot, kas ne, tai bambos auskaras labai ilgai gyjantis iki metų laiko. Nežinau, galėsiu dokumentuoti mėnesis po auskaro vėrimo, kai man sekasi ir panašiai. Jo, bet jeigu kažką domina šitą auskaro gyjimas, tai prašykit, aš tikrai pabandysiu padokumentuoti, pafilmuoti jums. Žiauriai džiaugiuosi, šiandien paskutinė diena, kada turiu lyką bambą ir vakar ir galvoju, paskutinė diena, kai galiu miegoti ant pilvo ar kažkas tokio. Ir aukšto liemens džinsus ar kelnes nešiot, nes dabar negalėsiu ilgai. Biški sad, nes nesu aš labai low-rise visokių kelnių turėtoje, nešiotoje ir jo, žodžiu, reiks priprast. Pasidariau savo pietus, galim tai pasakyti, nes nelabai dar ką šiandien valgiau apart kavos puodelio. Tai čia šiaip žiauriai geras maistas, kai norit kažko greito. Tai makaronai, tūnas, majonezo šaukštas, tūno pusę to indelio ar kažkas tokio. Ir dar užsibarščiau sezamo sėklų ir žiauriai skanu. Nevalgydavau, aš žuvies iš vis nelabai daug valgau, bet čia labai dera ir greita, išsiverdi makaronus, užsidedi ir tikrai skanu. Tai einu aš pavalgyti. Kol dar atvaris Kornelija, susidėsiu daiktus fotošiūtui, nes apie 3 skirtingas fotkės norim pasidaryti, tai gaunasi reikia poros outfitų ir panašiai, nes pas draugę visos rinksimės, tai žodžiu, kol turis susideda, dėsiuosi į lagaminą, nes kažkaip atrodo protingiausia ir lengviausia vežtis jį ir panašiai. Tai žodžiu, pasiėmu pirmiausia savo ilgus batus, nes norėsiu tokį kaip, nežinau, outfitas tiesiog bus toks juodas viršus ir sijonukas ir tipo toks pilno kūno, o kitas bus tik tai su bodžiu, tokia plika nugarė, tai toks noriu iš galo, kad nuotraukos būtų ir panašiai, tai kažkaip gražiai, vengi galvos, man reikia ją plauti, bet jau tikrai nespėsiu, tai aš pasiėmu savo ilgą kasą prisegamą ir ją tiesiog susipinsiu ir man atrodo bus labai gražu prie
tos plikos nugaros outfitą. Aišku, jūs viską pamatysit, aš dabar tiesiog rodau. Draugė paprašė, kad pasimčiau savo rožinius aukštakunius, tai paėmė, nes mūsų išmiręs vienos. Galvau dėl šitų savo batų, bet norisi man su tais ilgesniais batais. Atėjo mano gražuolė. Say hi to the vlog. Hello vlog. Mano palaikymo komanda jau atėjo, kaip matot, gražuolė. Sakėt pasilgot Kornelijos, tai va, Kornelija. Tai va, eisim jau už pusvalandžio, realiai važiuosim iki bambos sauskaro verimo vietos. Žiauriai jaudinas, bet mes jau einam, žodžiu. Susitiksim, kai man įvers Auskarą. Jau po Auskaro verimo, kaip matėt, draugė pafilmavo, labai ačiū. Skausmas 4-3 iš 10, tai taip normaliai, daugiau galėsiu paskui papasakot. Ir vis tiek čia ne apie Auskarą video, tai jo. Vienas dalykas įgyvendintas iš to, ką aš norėjau, tai jei. Ok, jau kaip matote, esam dar su trečiu žmogeliuku, Vilte. Ir jau nefilmau dabar, bet jau važiuojam mes pas kitą draugę, darysimės fotosesiją, tai šiek tiek pafilmuosiu, nieko per daug. Man jau 20. Sveikučiai, šiandien yra vasario 7, tiksliau jau vakaras, naktis vasario 7. Nieko nefilmau, kaip matot, iš savo tos tikrosios gimtadienio dienos, nes nieko neveikiau. Realiai, kas būtų susijęs su gimtadienio šventimu. Labai keista būti be šeimos ir gimtadienį, nemeluosiu, tikrai keista ir liūdna. Nežinau, daug tokių apmąstymų, bet man 20. Džiaugiuosi, fainai. Tiesiog, kad prasilinksmint save, pasidarysiu dabar savo tokį kaip vakarą ir leisiu laiką su savim ir tiesiog dėl to ir nefilmuoju, kad tiesiog pabūt su savim, nes ši yra mano diena ir tiesiog savaitgalį švęsiu, tai ten daugiau jums pafilmuosiu ir parodysiu, kaip švenčiu, nes dabar nieko nešvenčiau. Tokie kaip dalykai, ką aš pati savo pasidovanojau, tai šitas Auskaras, kuris man labai skauda iš tikrųjų. Negalvojau, kad taip skaudės. Pats tas gijimo procesas žiauriai skaudėjo naktį, nes vis tiek naktį žaizdas gyja ir naktį pradėjo gyti ir žiauriai skaudėt pradėjo ir kaisti ir panašiai, bet tiesiog tai yra normalu ir panašiai. Kitas dalykas, kurio aš labai džiaugiuosi, aš nusipirkau savo pagaliau Eckhart Tolle knygą. Eckhart Tolle tai autorius, bet šios akimirkos jėga, galbūt labiau girdėtas bus pavadinimas The Power of Now. Tai labai ilgai mano norėta knyga, tai savo pasidovanojau už tą knygą. Ir galvoju, pradėsiu pagaliau gal kažkada skaityti, bet aišku, šitą knygą reikia prisiruošti. Dar noriu užsidėti kaukę, tai nusipirkau Garnier kaukę, man atrodo labai cute. Visiškai nieko ypatingo dabar neveiksiu, neturiu torto, mane tas liūdina, iš tikrųjų buvau parduotuvėje ir ieškau kažkokio tortuko, bet nebuvo tiesiog nieko, ko aš norėčiau, o savo didelio torto vienai nesipirksiu.
Tai palaukiu savaitgalio tortai, bet, žodžiu, nusipirkau čipsą, ką labai aš retai valgau čipsus, žiauriai retai. Tai man čia iš tikrųjų net keista, kad aš pasiėmiau čipsų, bet kažkaip šiandien noriu. Nusipirkau dar kolas, bet įsipyliau jau į stiklinę ir vakarieniai pasidariau gnočią ir tiesiog eisiu žiūrėti Love Island, nes tiesiog dabar tai žiūriu ir taip pabaigsiu savo šiandienos dieną, tiesiog pabūsiu su savimi. Baby, you don't know what you do to me. Between me and you, I feel a chemistry. I won't let no one come and take your place. Cause the love you give, it can't be replaced. So no one else does me like you do. That's why I don't mind. Spend my life with you. I wanna please you in any way I can. I wanna share my world. Don't you understand? Sveikučiai. Kaip matot, pasirašiau šiek tiek, nes šiandien penktadienis, šiandien švęsim pagaliau mano gimtadienį. Važiuoju iš Kauno pas brolį, nes mes dvynukai norim atšvęsti kartu. Su manim važiuos Kornelija, ten susitiksim ir su Vilte, nes kartu su mano broliu gyvena ir eisim Kaune kažkur. Aš nelabai žinau Kauno, bet manau su gera kompanija visur faina, tai Kaune pašvęsim. Pasidariau šiek tiek plaukus, pasigarbanojau. Aš nežinau. Man labai patinka šitas makiažas, dėl to nes aš dėsiu į juodą suknelę. Ir man atrodo, kad šitas makiažas toksai nelabai vakaro vaibas ir nelabai klubo vaibas. Tai aš tikriausiai eisiu dabar greit pasidaryti, nors laiko nelabai turiu. Apsirengiau outfitą, kad pasižiūrėti, ar viskas gerai atrodo, tai va tokia suknelė. To parodysiu iš kitos pusės. Žodžiu, dar manau pamatysit, nu čia žodžiu tokios sagutės yra, nesimato žodžiu. Tada tipo tokia suknelė, ilgi batai. Ir jo, nu tokia biški. Nežinau, tipo, nebeturiu laiko, kada pergalvot kitą outfitą. Ir jo, turiu skubėti, nes reiks to išvažiuoti, tai jo, palinkėkit sėkmės. Ir mane pafilmuos, nes aš noriu daryti šitą daiktą, prašau. Taip, Gabrielė, draskyk. Pažiūrėkit, kokias kaip kapkės. Taigi, gavome tokį dalyką. Pažiūrėkit, koks cute. Ir čia, tipo... Krepit. So cute. Dabar įdėti vyną jį reikia. Kaip, kokį gavai? Baltą. Kur?
пытаясь расставить все точки, попытаясь понять. Мама йде до каналу, сюди, Hello. Sarili pa. Apoy sarili. Linkay mo And it goes a little something like